Mes esame Veisiejų apylinkėse, netoli Natura 2000 teritorijos įsteigtos būtent balinių vėžlių apsaugai. Iš tikrųjų, eilę metų, kada aš dėtis šitas dengiu, tai tik tai viena dėtis pasitaiko, nes tik tai viena vėžlė matyti arba kitos susiradė kitą vietą. Tai pernai buvo truputį nuklydusi, sudėjusi buvo važiuojamos kelio dalies, va čia už šitų krūmų dėti. Tai va taip, o šiais metais, tiesiog pasižiūrėsime, galbūt aš jos nebuvau radusi, kad būtų sudėjusi ant kelio, galbūt šitą šlaitą, nes prieš tai visada dėdavo šitam šlaitelėje. Yra šlapio molio tokio, su garankštės tokios, nežinau kaip, tiesiog uždėta. Tai vadinasi, jinai šiais metais susidėjo šičia kiaušinėlius. Mes va taip tvarkingai į ją uždengsim. Čia tokius biškutį aš maskuojantį padariau tinklą. Dabar toks metų laikas, kada aktyviai labai vyksta balinių vėžlių kiaušinėlių dėjimas. Tai va, būtent čia yra ta vieta, ta teritorija, kurioje eilę metų balinė vėžlė, kol kas tik tai viena, tikimės atsirasiu ir daugiau, deda kiaušinėlius. O dabar čia yra šiame šlaite jau viena dėtis uždengta mūsų, kadangi praeitą vakarą, iš vakaro taip maždaug 8-9 valandą, žiūrint kokią oro temperatūrą, galima truputį ir vėliau atvažiuoti, net vėliau, kada atvažiuoja ir matai, kad jinai jau deda kiaušinėlius, yra iš tikrųjų geriau, nes neišbaidai jos, prie pat kelio tas yra judėjimas, jos mažai reaguoja į mašinos pravažiavimą. Į žmogaus ėjimą gal jos kažkiek ir daugiau reaguotų šiuo atveju. Tai čia ši dėtis dabar uždengta. Tikėsime saugiai prabus, nes lapių, usūrinių šunų yra šiuose teritorijose, taikosi. Ir iš praktikos, kiek teko girdėti, net ir ežiai pasmaguriauja kiaušinėliais. Nieko nepadarysi, gamtoje yra tvarka sava. Visi turi mitybinius šaltinius ir buveinės. Pačią pirmą vėžlę, kada pradėjo dėti kiaušinius, fiksavau gegužės 22 dieną. Tai jau prasidėjo patys pirmieji požymiai, tai duobelių kasimas, jau būtent vakaro metu vaikščiojimas po tas teritorijas, kurių yra dėtavietės. O čia dabar kažkur tai dar kokią savaitę jos dės tuos kiaušinėlius, dar iki birželio vidurio galima drąsiai stebėti teritorijas ir žiūrėti, ar neatsiradę yra daugiau, ar iš vakaro atvažiuoti patikrinti, ar nėra kur nors vėžlės jau pasiruošusios dėti kiaušinius.